Algirdas Paleckis nėra mūsų bendrijos pirmininkas. Ar jūs žinojate šitą faktą? Šičia pusė pasakytų dalykų yra absoliutus kliedesiai. Kliedesiai. Šičia, jūs jeigu, manau, kad didžioji dalis esate. Tačiau yra vienas organas, yra viena institucija, kuri gali vesti tvarką Lietuvoje ir kuri gali vesti tvarką jūsų bendrijoje. Tas organas, ta institucija, tai esate jūs, čia šiandien susirinkę. Algirdas Paleckis nėra mūsų bendrijos pirmininkas. Ar jūs žinojate šitą faktą? Pirmininku jis tapo suklastojęs 1999 metų lapkričio 15 dieną vykusio visuotinio narių susirinkimo protokolą. Algirdas Paleckis neteisėtai užima bendrijos pirmininko vietą jau daugiau negu 10 metų. Jis pats save pasiskyrė daugiabučių namų savininkų bendrijos bandužiai pirmininku. Generalinės prokuratūros prokurorė konstatavo, jog Algirdas Paleckis neturi įgaliojimų vadovauti bendrijai ir disponuoti bendrijos lėšomis. Jis tai daro sėkmingai jau 10 metų. Mes niekada nesidomėdami pašaliniam asmeniui išmokėjome apie 400 000 litų algos, čia paskaičiavus pagal tos duomenis, kuriuos mes turime. O kur dar keliatūkstantiniai priedai kas mėnesį prie atlyginimo? Mes per savo abejingumą paleidome vėjais milijonus litų. Algirdas Paleckis net neturėjo teisės dalyvauti ir kandidatuoti bendrijos valdybos pirmininkus, nes nuo 1994 metų rugpjūčio 25 dienos nebėra bendrijos narių. Įstatymas griežtai nustato, daugiabučių namų savininkų įstatymas, kad tik bendrijos narys turi teisę dalyvauti bendrijos valdyme. Drąsiai galiu teigti, kad Algirdas Paleckis suklastoja svarbius dokumentus, iš visų mūsų pavogė didžiulės sumas pinigų, kurios galėjo būti panaudotos sienų šiltinimui, stogų lopymui ir vamzdynų renovacijai. Gyventojams buvo padaryta didžiulė materialinė žala. Kas ją atlygins? Algirdas Paleckis viską susitvarkė, kaip jam reikėjo, ir padarė taip, kad jo niekaip negalėtume atleisti iš darbo. Vienintelis kelias – visuotinis susirinkimas. Bet kaip jūs sukviesti, jei bendrijoje yra 1137 bendrijos nariai? Būdami abejingi kaip iki šiol, mes niekada nesusirinksime kvorumo ir neperinksime Algirdo Paleckio, taip leisdami švaistyti ir toliau jam mūsų pinigus. Kad atėjus laikui mes negalėtume jo paslaugų atsisakyti ir patraukti Algirdą Paleckį baudžiamojon atsakomybėn, jis specialiai 10 metų nevedė bendrijos narių registracijos knygos, kuri yra pagal įstatymą privalomas bendrijos dokumentas. Kaip nustatyti kvorumą, jeigu nėra bendrijos narių registracijos knygos? Mes jau buvome susirinkę 2009 metų lapkričio 26 dieną ir išsirinkome naujus valdymo organus. Tačiau dėl to, kad Algirdas Paleckis nevedė bendrijos narių knygos, mes nežinojome, kas sudaro kvorumą. Juridinių asmenų registras atsisakė registruoti duomenų pakeitimus, nes neturėjo galimybės nustatyti kvorumo. Ir tik 2010 metų kovo 1 dieną Klaipėdos miesto savivaldybei pareikalavus, Algirdas Paleckis pateikė sudarytus bendrijos narių sąrašus. Mums pritrūko tik 27 bendrijos narių balsų. Ar žinote, kad su Algirdu Paleckiu dar 1997 metais vasario 7 dieną buvo pasirašyta neterminuota darbo sutartis? Ja pasirašė asmuo, kuris tuo metu taip pat nebuvo bendrijos nariu. Be to, tuo metu teisės aktai nenumatė, kad su bendrijos pirmininku turi būti pasirašoma darbo sutartis. Kas nusprendė 2 metais anksčiau, nei Algirdas Paleckis tapo bendrijos pirmininku, pasirašyti su juo darbo sutartį? Tai buvo iš anksto apgalvotas nusikaltimo planas ir jis buvo įgyvendintas. Tiek Algirdo Paleckio,
tiek žmogaus pasirašysios su jo darbo sutartį užimamos pozicijos įrodo, jog jie abu puikiai išmanė įstatymus ir sąmoningai juos pažeidė. Specialiai sudarė neterminuotą darbo sutartį, kad mes jos negalėtumėme nutraukti. Nors tuo metu galioja teisės aktai nustatė, kad su renkamais valdymo organais turi būti sudaryta terminuota darbo sutartis jų kadencijos laikotarpiu. Tai yra šiuo atveju 3 metam. Taip mes amžiams atsidūrėme vienvaldžio Algirdo Paleckio rankose. Baisu net pagalvoti, kiek mūsų pinigėlių nuėjo ne ten, kur jie turėjo nueiti. Kas realiai buvo padaryta mūsų namuose per tuos 10 mečius? Nieko. Per 5 metus vieną kartą išdažytos laiptinių sienos, jų kosmetiniam remontui galėjo būti išleista kur kas mažiau, nei nurodyta sąmatoje. Laiptinių remontas mums kainavo 260 000 litų. Tačiau ar visos laiptinės buvo išdažytos? Be to, aš pati asmeniškai paskaičiavau, kad vien mano laiptinės gyventojai už remontą permokėjo apie 1500 litų už neatliktus darbus. O kokia suma susidaro sudėjus 19 namų? Nesunku paskaičiuoti. Mokesčiai bendrijoje galėjo būti dar mažesni ir mūsų pinigai galėjo būti panaudoti pagal paskirtį, o ne priedams prie atlyginimų. Paskaičiuokime. Vien darbuotojams renkamas lėšas. Valytojų atlyginimams surenkama beveik 9000 litų per mėnesį. Taigi vienos valytojos atlyginimas turėtų būti apie 2250 litų. Valytojas teigia gaunančios minimumus. Tai kur dingsta kiti pinigai? Darbuotojams per metus mes išmokame daugiau negu 300 000 litų atlyginimo. Ar mums būtina taip išlaidauti? Dar paskaičiuokime. Gyventojai bendrijai už sistemų priežiūrą kasmet sumoka apie 171 800 litų. 171 000 litų. Mokėjimo lapelėje sistemų priežiūra, jeigu kas pastebėjote, 16 centų skaičiuojama. Mokame visi gyventojai vienodai, didžiausių tarifų, nors mieste galioja dar 2004 metų patvirtinti tarifai, kurie numato, kad reikia mokėti atsižvelgiant į namo pastatymo datą ir plotą. Mokestis turi būti skirtingas. Kur surinkti iš gyventojų pinigai? Informuoju. Pirmininkas kas mėnesį prie algos gauna dar 480 litų už sistemų priežiūrą. Šilumininkas, kurio alga 600 litų, priedą už sistemų priežiūrą gauna 2100 litų. Santechnikas, kurio alga 500 litų, kas mėnesį prie algos užsimoka už sistemų priežiūrą 1950 litų. Priedams prie algų per metus apie 54 000 litų vien už sistemų priežiūrą. Kur dar 117 000 litų? Ar žinote, kad bendrija iš Klaipėdos vandens, VST, Švaros diena, Klaipėdos energija, už skaičiavimo paslaugas kasmet sukaupė apie 45 000 litų, kurios bendrijos darbuotojai pasidalyja ir išsimoka savo priedus prie atlyginimo. O kas mūsų klausė, ar mes leidžiame šios pinigus panaudoti priedams prie atlyginimų? Šie pinigai turi likti mūsų sąskaitoje ir turi būti panaudoti gyvenimo sąlygoms mūsų namuose gerinti. Algirdas Paleckis neduoda dokumentų, įžeidinėja, žemina, naudoja mūsų pinigus kaip nori, su nieko nesiskaito ir neatsiskaitinėja už lėšų panaudojimą. Nėra institucijos galinčios priversti poną visagalį Algirdą Paleckį laikytis įstatymų, tik jis gali kitus trypti kaip utėlės. Ir galiausiai sensacija. Klaipėdos apygardos prokurorė nutarime teigia, kad bendrijos pirmininkas yra ir bendrijai priklausančių namų administratorius ir yra atsakingas už pastatų atnaujinimą ir tvarkingą techninę būklę. Ar įsivaizduojate, kas būtų, jei dabartinis neteisėtas pirmininkas administratorius sugalvotų pradėti mūsų namų renovaciją? O pagal šiuo metu galiojančius įstatymus jis turi tokią teisę. Mane net šiurpas ima. Žiniasklaidoje jau prieš mėnesį pasirodė pranešimai teigiantis,
kad daugiabučio namo atnaujinimą renovaciją galės inicijuoti jo administratorius. Dėl renovacijos sprendimą priimti galės gyventojų mažuma. Valdininkų stumiamą įstatymų projektą galima būtų pavadinti taip: nesutinkate renovuoti savo namų geranoriškai, priversime, o priversti jie suras būdų kaip. Teigiama, kad tie, kurie atsisakys renovuotis namą, bus apkrauti papildomais mokesčiais. Įsivaizduojate, bankai be mūsų sutikimo galės patikrinti mūsų mokumą ir be mūsų sutikimo galės skirti paskolą mūsų namų administratoriui. Dėl to, mielieji, aš raginu visus nesnausti ir eiti į gatves, kovoti už teisybę ir savo teisės, kol dar laikas, kol dar be mūsų sutikimo pirmininkai palankus asmenys nepradėjo renovacijos mūsų namuose. Pirmiausia, norėdami išvengti priverstinės renovacijos, turime būti vieningi, susitvarkyti savo bendrijos valdymo struktūrą, išsirinkti bendrijos valdybą sąžiningus žmonės, kurie nebūtų suinteresuoti iškratyti paskutinius pinigus iš mūsų kišenių. Algirdas Paleckis yra suinteresuotas pradėti renovaciją, nes jam nuo renovacijos sumos kliūtų 10 procentų, gal net ir daugiau, liaudiškai vadinamų otkatų. Gal dėl to jis laikosi įsikibęs kaip vampyras į aukso gyslą mūsų bendrijoje. Pagaliau, kas Algirdui Paleckiui leido kasmet užsisakyti leidinių už 980 litų? Kokius laikraščius galima už tokią sumą užsisakyti? Nurašyti ilgalaikio materialiojo turto už 4500 litų kasmet, nors mūsų bendrijoje matote tik pliki stalai ir 2 kompiuteriai. Koks turtas buvo nurašinėjimas? Kas Algirdui Paleckiui leido kompiuterinės programos aptarnavimui išleisti daugiau nei 3000 litų, tai yra 250 litų kas mėnesį? Kas jam leido savo firmos ir kitų 9 bendrijų reikalus tvarkyti mūsų bendrijos patalpose, už kurių išlaikymą mes mokame? Kas jam leido samdytis advokatą už mūsų pinigus ir sumokėti jam 10 000 litų? Kas jam leido atlikti šildymo punktų renovaciją už 608 000 litų? Kokie balkonai buvo sutvarkyti už 6 000 litų? Kam iš gyventojų buvo surinkta po 800 litų vamzdynų pakeitimui, jei iš bendrijos sąskaitos šiems darbams atlikti buvo išleista 150 000 litų. Jūs matot, kokios sumas varijuoja mūsų ataskaitose. Klausimą galima užduoti beveik ties kiekvienu finansinės ūkinės veiklos ataskaitos punktu. Tik į juos niekada Algirdas Paleckis nesiteikė atsakyti. Įsivaizduojate, Algirdas Paleckis prokuroriai drįso tvirtinti, kad dėl bendrijos administruojamų namų skundų bendrijoje negauta. Absurdas! Nejaugi jūs niekarto nesiskundėte dėl kiaurų stogų ir sienų. Kaip jis drįsta teikti, jei pats net nevykdo mūsų skundų registracijos? Mes galime atleisti Algirdą Paleckį iš pareigų 2 būdais. Pirmasis tai teisinis kelias ir mes juo būtinai eisime. Tačiau jis be galo brangus ir ilgas. Šiuo metu galiojantis daugiabučių namų savininkų įstatymas sako, bendrija valdoma pačių gyventojų visuotinio susirinkimo metu priimtais sprendimais. Todėl antras kelias greitesnis – visuotinis bendrijos narių susirinkimas. O mums reikia, kad svetimas bendrijai žmogus toliau nebešvaistytų mūsų pinigų. Nes per visus bendrijos egzistavimo metus Paleckis nei kartų gyventojams nepateikė namų ataskaitų. Kada mes jo klausėme, kada teiksis atsiskaityti, jis atsakė, neskaičiuokit mano pinigų.